Sveiki mokiniai! Šiandien mes žengsime dar vieną žingsnį link robotikos ir mašinų mokymosi. Pradėsime nuo praktinių pavyzdžių, kad suprastume, kaip kompiuteriai gali atpažinti tam tikras situacijas ir priimti sprendimus pagristus duomenimis. Sukursime paprastą programą, kuri atpažins, ar įvestas žodis yra pasisveikinimas. Tai padės mums geriau suprasti, kaip kompiuteriai išmoksta klasifikuoti informaciją. Žingsnį, kuris veda mus link robotų, gebančių atlikti sudėtingus uždavinius. Taip pat integruosime Python su fizikos koncepcijomis bei susipažinsime su mechaninės energijos skaičiavimu ir kaip tai pritaikyti roboto judėjimui. Visų pirma, pradėkime nuo pavyzdžio padėsiančio pamatus mašininiam mokymuisi. Susipažinkime su klasifikacija. Sukurkime paprastą programą, kuri gebėtų atpažinti, ar pateiktas žodis yra pasisveikinimas. Mūsų parašyta programa turėtų paprašyti vartotoją įvesti žodį ir tada patikrinti, ar tas žodis yra pasisveikinimų sąraše. Taigi, pirmiausia, apibrėžiame, ką laikome pasisveikinimais. Įtraukime šiuos žodžius į pasisveikinimo sąrašą. Labas, laba diena, sveiki, hello, hi. Sąrašą, kaip pamenate, įdedame į laužtinius skliaustus. Tada apibrėžkime įvesti. Skliausteliuose rašome įveskite žodį ir dedame dvitaškį. Galiausiai nustatykime sąlygas. Jei tai, ką įves vartotojas, bus rastas sąraše, programa parašys tai pasisveikinimas. Jei parašyto žodžio sąraše nebus, programa išves tai nepasisveikinimas. Turbūt pastebėjote žodį lower šalia įvesties. Funkcija lower paverčia tekstą į mažąsias raides. Kode ji naudojama tam, kad įvedus žodį jis būtų palyginamas su sąrašo pasisveikinimai elementais, nepriklausomai nuo įvestų raidžių dydžio. Tai reiškia, kad nesvarbu, ar vartotojas įrašys labas didžiosiomis ar mažosiomis raidėmis, funkcija užtikrins, jog tekstas bus suprantamas tiesiog kaip labas ir atitiks sąrašo reikšmę. Kai paleisime programą veikti, ji lieps mums įrašyti žodį. Išbandykime tiek pasisveikinimą iš savo įrašytųjų, tiek kitą žodį, kad matytumėte, kaip tai veikia. Puiku, galime judėti toliau prie dar įdomesnių programų. Metas susipažinti su linijinės regresijos modeliu. Neleiskite, kad sudėtingas pavadinimas jus atbaidytų. Tai yra daug įdomiau nei skamba. Visų pirma, kas tai yra? Linijinės regresijos modelis yra statistinis metodas, naudojamas numatyti santykį tarp dviejų kintamųjų. Vienas yra nepriklausomas kintamasis, o kitas yra priklausomas. Modelis bando nubrėžti tiesę, kuri geriausiai atspindi duomenų tendenciją. Pabandykime supaprastinti. Linijinė regresija yra būdas numatyti arba prognozuoti, kaip vienas dalykas paveiks kitą. Įsivaizduok, kad nori suprasti, kaip mokymosi valandos veikia tavo egzamino rezultatą. Kiekvieną kartą, kai daugiau mokaisi, rezultatas dažniausiai būna geresnis. Pavyzdyje galėtume nupiešti grafiką, kur ašis iš kairės į dešinę rodo, kiek mokaisi, o ašis iš apačios į viršų – egzamino rezultatus. Jeigu sujungsime taškus liniją, ji mums padės pamatyti, kaip mokymosi laikas ir rezultatai yra susiję. Štai taip mes galime numatyti rezultatą, kai žinome mokymosi laiką. Naudodami linear regression funkciją galime šį procesą automatizuoti ir tiksliai apskaičiuoti, kaip vienas veiksnys, pavyzdžiui, mokymosi laikas paveikia kitą, pavyzdžiui, rezultatą. Pabandykime tai iliustruoti pavyzdžiu. Tačiau prieš pradedant mums reikia šių įrankių, kuriuos matote ekrane. Tai yra specialios funkcijos iš bibliotekų ir komandos leidžiančios atlikti iškeltą tikslą. O dabar apžvelkime tai, ką matome ekrane. Kodas, kurį matote, naudoja linijinę regresiją, kad prognozuotų rezultatus pagal duotus duomenis. Pirmas žingsnis – importavimas. Importuojame linijinės regresijos modelį, kuris padės prognozuoti pagal pateiktus duomenis. Importuojame NumPy biblioteką, kuri leidžia patogiau tvarkyti skaičių sąrašus. Antras žingsnis – duomenų paruošimas. Sukuriame mokymosi laiko valandomis sąrašą ir pakeičiame jį į stulpelį, kad modelis su juo tinkamai dirbtų. Tai, kas parašyta po rezultatai ir lygybė ženklo, yra egzaminų rezultatai atitinkantis kiekvieną mokymosi laiką.
Trečias žingsnis – modelio kūrimas ir treniravimas. Sukuriame linijinės regresijos modelį, kuris išmoks numatyti rezultatus pagal pateiktus duomenis. Rašome modelis ir dedame lygybės ženklą. Rašome modelis fit, o į skliaustelius įtraukiama mokymosi laikas rezultatai. Šis modelis mokosi pagal pateiktus mokymosi laikus ir rezultatus, kad galėtų atlikti prognozes. Ketvirtas žingsnis – vartotojo įvestis. Apibrėžiame, kaip prašysime vartotojo įvesti mokymosi laiką. Rašome naujas laikas, po lygybės ženklo rašome float. Pamenate, tai reiškia, kad bus naudojami skaičiai su kableliu. Rašome input ir tekstą, kurį matys vartotojas. Šio kodo dėka programa prašys vartotojo įvesti naują mokymosi laiką valandomis. Paskutinis, penktas žingsnis – prognozė. Kodas parašytas po prognozę ir lygybės ženklo yra modelis, kuris, naudodamas naują mokymosi laiką, prognozuoja rezultatą. Galiausiai naudojama print funkcija parodo prognozuojamą rezultatą. F prieš tekstą reiškia f-string. Tai Python funkcija, kuri leidžia lengvai įterpti kintamųjų reikšmes į tekstą. Dabar, kai susipažinome su linijinė regresija ir jos taikymu prognozuojant rezultatus, pereikime prie labai įdomios temos, kur Python programavimą panaudosime fizikos uždaviniams spręsti. Įsivaizduokime robotą su varikliu, kuris atlieka darbą perkeldamas objektus. Naudojant paprastą fizikos formulę ir Python sužinosime, kaip apskaičiuoti, kiek energijos reikia tam darbui atlikti. Tai smagus būdas susijęti programavimą su fizikos koncepcijomis. Tad pradėkime. Peržvelkime mūsų kodo veikimą žingsnis po žingsnio. Kodo pradžioje paprašoma vartotojui įvesti masę kilogramais, kurią perkelia robotas. Eilutė, kuri parašyta po m ir lygybės ženklo, leidžia įrašyti skaičių, pavyzdžiui, 5 kg, kuris išsaugomas kaip kintamasis m. Komanda float užtikrina, kad įvesta vertė būtų interpretuojama kaip dešimtainis skaičius. Toliau vartotojas įveda atstumą metrais, kurį perkelia robotas. Eilutė su d išsaugo šią vertę kintamajame d, kad galėtume ją naudoti darbo skaičiavimui. G lygu 9,8 nusako gravitacijos pagreitį – metrai per sekundę kvadratu. Ši konstanta reikalinga jėgos skaičiavimui, nes jėga priklauso nuo masės ir gravitacijos. Formulė F lygu m kart g. Apskaičiuoja jėgą, kurią taiko roboto variklis. Čia jėga F gaunama padauginus masę m iš gravitacijos pagreičio g. W lygu F kart d naudoja formulę darbui. W apskaičiuoti. Darbas gaunamas sudauginus jėgą F ir atstumą d. Funkcija print rodo vartotojui galutinį atsakymą. Komanda F prieš kabutes leidžia įterpti kintamųjų vertes tiesiai į teksto eilutę. Šis kodas leidžia vartotojui įvesti konkrečias vertes ir sužinoti, kiek darbo atliks robotas perkeldamas pasirinktą masę per nurodytą atstumą. Ar kada susimąstėte, kaip robotas sugeba įveikti aukštesnės vietas, pavyzdžiui, užkilti ant rampos? Šiam judėjimui reikalinga energija, kurią galime apskaičiuoti. Įsivaizduokite robotą, kuris užvažiuoja į kalnelį, panašiai kaip jūs, kai lipate laiptais. Tam reikia pastangų, ar ne? Šiuo atveju robotas naudoja mechaninę energiją, kurią galime apskaičiuoti labai paprastai. Vėl išskaidykime kodą į žingsnius, kad kiekvienas veiksmas būtų aiškus. Pirma eilutė paprašo naudotoją įvesti roboto masę kilogramais. Input funkcija leidžia įvesti skaičių, o float paverčia šį skaičių į slankiojo kablelio dešimtainį skaičių. Čia vartotojas įveda aukštį metrais, į kurį robotas turi pakilti. Ši eilutė apibrėžia kintamąjį g, kuris yra laisvojo kritimo pagreitis – 9,8 metrai per sekundę kvadratu. Šis skaičius naudojamas formulėje apskaičiuoti energiją. Potenciali energija apskaičiuojama pagal formulę F lygu m kart g kart h. Padauginame roboto masę, pagreitį ir aukštį, į kurį kyla robotas. Gautas rezultatas rodo, kiek energijos reikės robotui pakilti iki nurodytojo aukščio. Paskutinė eilutė naudoja print funkciją, kad parodytų apskaičiuotą potencialią energiją ekrane. F-string leidžia įterpti kintamuosius h ir e, p tiesiogiai į teksto eilutę.
todėl galutinis tekstas bus informatyvus ir aiškus. Šiame kode riestiniai skliaustai naudojami tam, kad įterptų kintamųjų reikšmes tiesiai į sakinio vidurį naudojant F-string formatą. Įdėdami F prieš kabutes galime automatiškai įterpti H ir EP reikšmes į tekstą. Tai padeda kodą padaryti trumpesnį ir skaidresnį. Nereikia jungti teksto su pliusu ir viskas atrodo tvarkingai ir lengvai skaitoma. Paleidus kodą, programa apskaičiuoja rezultatą po to, kai įvedame roboto masę kilogramais ir aukštį metrais, į kurį jis kyla. Na, o dabar papildomai apskaičiuokime kinetinę energiją, jei robotas juda su tam tikru greičiu. Pirma eilutė paprašys vartotoją įvesti roboto judėjimo greitį – metrais per sekundę. Kinetinė energija apskaičiuojama pagal formulę. EK lygu 0,5 kart m kart v kvadratu. Tai rodo, kiek energijos robotas turi judėdamas su įvestu greičiu. Panašiai kaip ir su potencialia energija išvedame kinetinę energiją ekrane. Paleidę kodą, vėl įvedame norimus skaičius ir programa mums apskaičiuoja rezultatus. Šiam kartui tiek. Tikiuosi, kad buvo įdomu. Kaip visada, skatinu praktikuotis ir eksperimentuoti, o mes susimatysime kitoje pamokoje.